Labas vakaras, gerbimi lietuviško futbolo gerbėjai. Šiandien OptiBeta lygos transliacija iš Marijampolės futbolo arenos stadiono, kur bus žaidžiamos atidėtos 30-ojo turo rungtynės. Šiauliai yra sužaidę vienomis rungtynėmis daugiau, mažiau. Taigi pažaidimo nėra. Jefremovas, smūgis iš toli ir tiesiai į Giedrių Zenkevičius. Perdavimas į baudos aikštelę ir Marijampolės Sūduvos žaidėjai išsivalo ją galvo. Čia labai pavojingas smūgį atliko jau už baudos aikštelės rytų šiauliečiai. Buvo trumpai baudos aikštelė su kamuoliu šiauliečiai. Čia atliko smūgį Emilijus Desiūnas. Jis karus surinko 4 taškus, tai yra kartą laimėjo, kartą sužaidė lygiosiamis. Čia išvydome smūgį, bet jėgos, kad Bumolis pasiektų adresatą, bet neprapuolė. Pratęsė ataką Sūduva ir čia gera situacija Šiauliams. Eligijus Jankauskas smūgis buvo blokuotas ir 32 taškus, vienu atsilieka nuo 6-oje vietoje esančios Bangos. Taigi, čia Jankauskas jau galėjo labai pavojingai smūgiuoti, bet Jankauskas. Jo perdavimas į baudos aikštelę ir čia visiškai laisvas Sūduvovskis, čia pavojingas Sūduvos ataka. Ar išvysime? O taip, Sūduva muša pirmąjį įvartį. Štai jums toks antro kėlinio vidurys, 28-asis numeris Ernestas Burdziliauskas. Prieš tai į ataką išbėgo kartu su juo ir pakeitimo, kuris paims tą kamuolį. Živanovičius praleido varžovą į priekį, Jankauskas atliko pinigį, bet Giedrius Zenkevičius pataisė. Čia Sūduvos progas, smūgis ir krenta antrasis rungtynių įvartis. Įmuša jį Ibrahimas Alas-Sepikanas. Taip, Marijampolės Sūduva savo namuose triuškinti pradeda futbolo akademija Šiauliai. Startinėje sudėtyje ir šansas yra ir iš čempiono atimti taškus, bet pamatysime tai kitoje savaitėje. O šiandien čia Marijampolės Sūduva apgynė savo namų tvirtovę pirmą kartą šiame sezone prieš futbolo akademiją Šiauliai.